Šiauliuose pirmą kartą prieš didžiasias metų šventes surengtas šeimų kalėdinių dainų koncertas. Patys mažiausi šiauliečiai ant scenos drąsiai traukė dainas kartu su savo tėveliais. Tokia miesto lopšelių darželių šeimų šventės idėja brandinta ne vienerius metus. Pasak šventės organizatorių, scenoje pasirodė daugiau kaip 20 šeimų, kurių vaikai lanko įvairias miesto ikimokyklinės įstaigas. Tėvelių norinčių kartu su savo mažaisiais dainuoti kalėdinės dainas esą tikrai netrūko. Tėvai noriai įsijungia, aišku, jie dabar jaudinasi užkulisiuose. Dauguma iš jų pirmą kartą lipa ant scenos. Jie nėra nei profesionalūs artistai, nei muzikantai, jie šiaip žmonės dainuojantis, bet jie tai daro dėl savo vaikų, nes jie nori ir vaikams suteikti džiaugsmo. Ir jie nori suteikti džiaugsmo visiems kitiems. Ne pirmą kartą mažųjų šiauliečių šventėse noriai dalyvauja ir Šiaulių miesto tarybos narys Arvydas Mockus. Šį kartą politikas kalėdinio renginio globėjas. Arvydas Mockus sako, kad investuoti į gražius darbus visada malonu. Daug kur matome, kad veršlename, kad yra blogai, kad sunku, tačiau ten nuėjus tikrai yra atgaiva, nes ten yra, jie tiki, kad yra aplinkui dar gražu, kad bus gražu. Ir tai įkvėpė ir mane patį galbūt pakelia nuotaiką ir iš kitos pusės tai sukelia tam tikrą tikėjimą, kad tas darbas yra nereikalingas, nes ten, kur investuoja į gražius darbus, į tos žmonės, kuris tiki, tai aš manau, kai sakant, grąža miestui, mūsų šaliai tikrai bus keleriopa. Šventės globėjas į kalėdinį renginį pakvietė ir likimo nuskriaustų šiauliečius, Širdininkų klubo nariams ir kitiems negalią turintiems miesto žmonėms padovanoti kvietimai į šeimų kalėdinių dainų koncertą. Jam artėjant į pabaigą nepamiršti buvo ir patys mažiausi atlikėjai. Jie apdovanoti saldžiomis dovanomis, šventėje apsilankė ir visus pasveikino Kalėdų senelis. Aina Valčiukaitė, Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.